Financial Freedom Forum tai yra antrą kartą vykstanti finansinio raštingumo ir investicijų konferencija Lietuvoje. Konferencija daugiau nei 1100 dalyvių, tai rodo tikrai poreikį žmonėms renginių, kuriuose jie galėtų kelti savo finansinį raštingumą. Vietoje 3 pernai metai turėtų salių, šiais metais turime 5 sales, turime tikrai gerus ekonomikos ekspertus. Marius Dubnikovas, Tomas Bogdanavičius apie nekilnojamą turtą. Taipogi turim Lietuvos banko pranešimą apie sukčiavimą. Ilja Laursas, o visi kiti nauji pranešėjai. Padės įsinešti arsenalą įrankių, kurių dėka vėlgi žmonės galėtų jaustis saugiau, atsirinkdami tas investavimo priemonės, kurios galbūt padeda jiems kaip tik suvaldyti tą geopolitinę riziką. Kad tu diversifikuotum, turi suprasti įvairias turto klases. Sugalvom tas sritis įvairias įtraukti, kad žmonės matytų platų spektrą. Pasistengėme apriepti turto klases ir investavimo būdus, kurie nėra vien tik tradiciniai, kaip investuoti į vyną, kaip investuoti į deimantus ir taip pat investavimas į kriptomeną. Turėsiu pranešimą, kad laikas tapti banku, tai yra patiems investuoti į paskolas ir aš parodysiu, kaip galima per skirtingas strategijas pasiekti tam tikrų tikslų. Mano pranešimas yra apie diversifikaciją ir kodėl aš jos netaikau. Mano manimu, specializuodamėsi, o ne diversifikuodami, mes galim tose negandose gauti aukštesnių nei vidutinį rezultatą. Mano pranešimas bus apie obligacijas, apie galimybę ir tą jų žydėjimą šiuo metu, nes tai yra saugesnė priemonė negu akcijos ir likvidesnė priemonė negu nekilnojamas turtas. Tai užnorina domėtis, užnorina pradėti investuoti. Pasaulinis trendas moterų įgalinimas skiria moterim didelį dėmesį. Mūsų platformos duomenim tik 15% moterų investuoja. Yra labai mažas skaičius. Turime Invest salę, labai įdomus pranešimai apie moteris valdančias milijonus, kaip suderinti šeimą ir vaikus. Nors moteris irgi kažkiek investuoja, jos neateina. Problema tame, kad moteris apie investavimą nori kalbėti su moterim, joms reikia pavyzdžių, matyti, kad tai yra normalu. Norim jas padrasinti, veikti, pradėti investuoti, galvoti apie savo finansinę nepriklausomybę. Visada galvojau, kad tai labiau vyrams, visą žinojau, kad iš tikrųjų yra nemažai moterų, kurios pačios nori investuoti, pradeda investuoti. Man pačiai kilo klausimas, o kodėl aš nepradėjau. Taipogi turim 2 workshopus, kur vyksta praktiniai užsiėmimai. Tai tiesiog sausakimši. Žmonės gali skirti valandą, betarpiškai labiau pabendrauti su pranešėjais, atlikti kažkokias praktinės užduotis. Labiausiai sudomino Vaidoto Rūko pranešimas ir jo praktiniai mokymai apie investicijas, alternatyvių fondų formavimą. Kur didžiausias rizikos, kur galbūt mažesnės, nuo kiek investuoti. Tokių dalykų tu neapsiskaitysi ir iš tikrųjų tu nesužinosi, nes tik per praktiką į. Kiekvienas iš dalyvių gavo ir tam tikros užduotėlės, pasidėlioti, pasiformuoti savo portfelį, kaip tai galėtų atrodyti. Penktoji, viena didžiausių yra investicijų mugė, kurioje susirinkę, kaip matot, daugybė investicinės paslaugas teikiančių įmonių, konsultantų, platformų, bankų, kurie pasaka žmonėms apie įvairiausias galimybės investuoti. Mugė prasiplėtė, yra jau didelė konferencijos dalis, aplink kurią viskas sukas. Tai pats geriausias dalykas yra surasti bendraminčius, su kuriais kartu galėtume tuomet žengti tą pirmąjį žingsnį, galiausiai rasti netgi mentorių. Žmonėms kuklu kalbėti apie pinigus. Tokie renginiai kaip šitas duoda sceną žmonėms ir rasti bendraminčių, kuriems apie tai patogu kalbėti, įdomu kalbėti. Tai mano pagrindinis patarimas, jeigu jau jūs pradėjote investuoti, tai darykit tai reguliariai. Ir jeigu jūs jau užbandėte vieną klasę investicinę, tai po truputį pereikit prie kitos. Ir taip, step by step jūs aukite, mokinkitės. Šitas forumas taip pat griauna mitus, kad investavimas reikalauja labai daug žinių, reikalauja labai daug laiko ir labai daug pinigų. Išgirdau, kad vakar buvo gerai, bet šiandien geriausias laikas kažką pradėti. Sau pasakiau, kad reikia veikti. Mano amžiau gal pasirodo reikės jau ir į dividendinės akcijas daugiau investuoti. Makroekonominiai duomenys, perspektyvos 10 metų į priekį, platinam portfelį. Kuo rinkos raudonesnės, tuo geresnios kainos įsigijimų. Praeitų metų renginį, kad į jį atėjo ne tik pradedantieji. Tai šiais metais aš manau, kad tas balansas tarp pradedančiųjų ir jau pažengusių yra dar labiau tolygus.
duoda ko gero išėjimą iš savo komforto zonos ir pabandyti ir pasižiūrėti, kad tikrai gali drąsiai ateiti ir nemokėdamas, nežinodamas ir po truputį kaupti tas žinias. Na, žiūrint tas labiau ekonomiškai įsivyšęs šalis, reikia edukuoti žmonės, reikia šviesti, kad nelauktų visi tos valstybinės pensijos, tikrai pasirūpinti savimi. Tai taip davė drąsos iš tikrųjų. Noras toliau mokytis, plėsti žinias šitoje srityje. Visi renginiai susiję su finansiniu švietimu tikrai yra reikalingi. Labai geras renginys, daug informacijos, pažįstamų, bendraminčių ir super viskas. Tai čia privalu turbūt ateiti būtų.